Labas vakaras, laba diena visiems, kurie šiuo metu prisijungėt prie mūsų šitame live. Labas tiems, kurie žiūrės tiesiog live įrašą. Aš esu Jurgita, gyvenimo pokyčių ir perdegimo prevencijos kaučerė. Ir šiandien kasdienių herojų istorijose susitinkam jau 15 kartą. Tai šitame 15 epizode turiu viešnią, apie save jį papasakos daugiau, o pati tinklalaidė jau kiekvieną kartą, visus 15 kartų ir šiandien dar priminsiu, pati tinklalaidė yra apie gyvenimo pokyčius. Ir būtent apie gyvenimo pokyčius tų žmonių, kurių šiaip greičiausiai nepamatysim televizijos ekranuose, bet kurie visą laiką yra tarp mūsų. Pati idėja ir pats užmanymas šitos tinklalaidės, tikrai ne kartą jau esu minėjusi, buvo tiesiog pradėti dalinti žmonių istorijom apie tos pokyčius, su kuriais žmonės susiduria kiekvieną dieną, kurie galbūt paskatins kažką, stebėtoją ar žiūrinti įrašą, paskatins kažką imtis ir žengti tą vieną mažiuką žingsniuką link savo norimo pokyčio. Tai ir tinklalaidė yra apie gyvenimo pokyčius, apie tą laimę, kaip mes kiekvienas ją suprantam. Ir mano viešnia šiandien yra Renata Širvinskienė. Kaip ją surasti, aš pasidalinsiu po įrašų, po mūsų live. O surasti Renatą tikrai verta, nes jos profilyje vien tik Facebook'e, aš nežinau, Renata, tai aišku, daugiau pasidalinsi, bet vien tik Facebook'e surasti Renatą ir pasekti tikrai labai verta, nes ji rašo puikius eilėraščius, tokius, mano supratimo, tokius tikrus eilėraščius, kurie labai rimuojasi, kurie visą laiką labai atliepia dūšią. Tai labas, Renata, labai smagu, kad tu šiandien sutikai pabūti šitos tinklalaidės viešnia. Labas vakaras, Jurga. Ir tinklalaidė yra apie gyvenimo pokyčius ir apie asmeninius pokyčius. Bet aišku, gyvenimas keičiasi tada, kada mes keičiamės patys. Tai jau pristačiau, kad rašai eilėraščius, bet tikiu, kad iki to, kol atėjai iki eilėraščių, buvo dar ir kažkoks kitoks gyvenimo etapas. Tai labai smalsu, jeigu gali pasidalinti savo gyvenimo istoriją, savo pokyčių istoriją, kaip nutiko taip, kad šiandien Renata Širvinskienė yra eilių rašytoja, poetė, besibeldžianti į kiekvieno žmogaus sielą. Ačiū labai, Jurgita, už trumpą pristatymą. Taip, kiekvieno turbūt žmogaus gyvenime yra daugybė pokyčių, pačių įvairiausių. Tai ir mylimo žmogaus atėjimas į tavo gyvenimą, ir vaiko gimimas, kuris ne tai, kad pakeičia, bet apverčia tavo gyvenimą ir jis tampa visiškai kitoks. Tai labai daug karjeros prasme visokių tų pokyčių yra, bet šiandien aš norėčiau pašnekėti apie tokį kitokį pokytį. Tai kaip kūryba pakeitė mano gyvenimą. Šiaip aš pati esu visiška tiksliukė, esu ekonomistė informatikė, dirbanti visą gyvenimą šioje srityje, baigusi Vilniaus universitete ekonomikos mokslus. Ir mokykloje aš visiškai nemėgau literatūros. Visiškai, tai buvo pati nemėgiamiausia pamoka, nežinau kodėl. Gal dėl to, kad nemėgau rašyti tų trafaretinių rašinių, kur ten turi būti preambolė, dėstymas, paskui ten išvados kažkokios. Man tie trafaretai žiauriai nepatiko. Vienu žodžiu, gyvenau aš be tos poezijos 25 metus, kol neįsimylėjau savo vyro. Aha. Ir va tas pokytis, maža kibirkštėlė sujudino kažką manyje viduje ir aš pirmą eilėraštį parašiau jam ir aš pati savo atradau, kad aš galiu tai daryti. Ir nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, kaip sakoma. Pirmi mano eilėraščiai, aišku, buvo labai asmeniški vaikam, artimiesiem, kažkokiam progom. Bendradarbėm esu sukūrusi eiliuotą pasaką, tokias storas, kur jie yra veikėjai. Bet visi tie eilėraščiai liečia tam tikrus žmonės ir nėra tokie,
viešai pritaikomi visiems, ne? Mhm. Tai va tokius bendrus eilėraščius aš pradėjau rašyti karantino metu. Tai ne taip ir senai. Todėl sakau, kad tai nėra to blogo, kas neišeitų gera. Mes iš tikrųjų, kai tik paskelbė universitete galimybę mokytis online, mes su visa šeima, su mano studentėm dukrom, išvažiavom į sodybą. Turime sodybą labai gražioje vietoje, prie ežero miške, Dzūkijoje. Ir ten, būdama aplink gamtoje, Mhm. atsirado daugiau laiko ir atsirado erdvės mano tam pomėgiui, vidiniam pomėgiui. Aš pradėjau rašyti eiles. Maža to, aš pradėjau rašyti eiles. Mano eilės, jos yra duetas su vaizdu. Aš pamatau kokį tai gražų vaizdą, gražią nuotrauką. Ir mano emocija, tai kas manyje yra, išsiveržia eilėmis. Už tai knyga, kurią aš išleidau, paskui gal apie ją biškutį dar papasakosiu, Aha. Tai yra fotoalbumas, kur duetais šoka būtent vaizdas su eilėmis. Ir pirmieji du žmonės, kurių nuotraukoms aš parašiau pirmą kartą svetimąją nuotraukai, buvo Marius Čepulis ir Darius Babelis, du gamtininkai, nerealiai fotografuojantis. Iš pradžių labai bijojau iš tikrųjų rašyti kito žmogaus nuotraukai, bet gavusi jų paraginimą, paskatinimą, aš ėmiau tai daryti ir kuo toliau, tuo dariau vis labiau. Mhm. Taip kad mano knygai dovanojo nuotraukas 53 autoriai. Ir yra šiek tiek mano nuotraukų. Tai va tas pokytis, kūrybinis pokytis iš tikrųjų pakeitė mano gyvenimą, nes kaip jūs ir sakote, šiandien aš sėdžiu čia su jumis ir šnekuosi, ko niekada nebūtų, jeigu aš to nepadaryčiau. Mhm. Vat minėjai, kad pati tiksliukė, ekonomistė, informatikė, tai žinant, kaip ten veikia pusrutuliai, ar ne, tai didžiąja dalimi galima daryti prielaidą, kad iki tos kibirkšties veikia tas kairysis pusrutulis, ar ne? Tada įvyko įsimylėjimas, vienas pokytis, tada atėjo kūryba ir eilės į pačios gyvenimą. Bet dabar, kuomet jau esi išleidusi eilių knygą, kaip labai gražiai išsireiškia, eilės šoka duetu su nuotrauka, kaip dabar keičiasi? Dabar dar Renata tebėra ekonomistė informatikė, ar dabar Renata jau yra tikrąja to žodžio prasme poetė, kuri savo net ir, nežinau, karjerą sieja būtent su šita veikla? Ekonomistė aš likau Aha. ir dirbu šioje srityje. Mes tiesiog su vyru turim savo verslą, tai daug kuo užsiimu. Bet kūryba iš tikrųjų pakeitė mano gyvenimą ir tas poetės atsiradimas manyje, jis iš tikrųjų užsikariauja savo daugiau vietos mano gyvenime. Atsiranda nauji žmonės mano gyvenime, atsiranda nauji dalykai, kaip knygų pristatymai, kažkokie teatralizuoti pasirodymai, eilių skaitymai su kitais poetais. Aš jau keliuose tokiuose dalykuose esu dalyvavusi. Aš niekada to anksčiau nedariau. Aš nebuvau visiškai viešas žmogus ir va tai absoliučiai pakeitė mano gyvenimą ta prasme, kad aš išėjau į viešumą ir aš aišku rašau eilėraščius toliau ir kaupiuosi dabar antrai knygai, nes jau tikrai prirašiau jų daug. Ir va tą laiką žadu skirti ir kada nors išleisiu tą antrą knygą. Taip, kad poetė manyje yra ir gal tai neneša kažkokių naudų ar verslo prasme nėra labai pelninga, bet aš vis tiek žadu tai daryti. Labai įdomu. Suprantu,
tiesiog gal aš neteisingai suprantu, bet suprantu, kad poezija šiuo metu, bent jau dabartinėme tavo gyvenimo etape, labiau yra hobi. Taip, galėčiau sakyti, kad tai yra hobis. Hobis arba sielos būsena. Net sunku pasakyti. Hobis tai labiau turbūt dalykas, kuriuo tu užsiimi, kai turi laiko. O eilės, jos ateina tada, kai nori. Nesvarbu, ar tu dirbi, ar tu geri kavą, ar tai diena, ar naktis, jos tiesiog ateina, kažkokios mintis ir tu puoli jas užsirašinėti. Ir tikrai mūsų šeimoje yra buvę daugybė situacijų, kai maniškiai jau priprato prie to, kad mama kažkur nuplaukė į savo pasaulį, jos kažkuriam momentui nebėra. Ir geriau tas kelias akimirkas jos netrukdyti, nes jim pames mintį. Tai tie dalykai, taip, tai yra turbūt hobis, aš nežadu gyventi vien iš to, bet tai trupučiuką daugiau nei hobis. Tai yra jau kažkur giliai mano viduje. Iš tikrųjų labai įdomu. Žinai, kad taip galvoju, kai šiaip su pašnekovais kalbuosi apie gyvenimo pokyčius, dažniausiai aš jiems užduodu vieną tokį klausimą apie tai, kaip aplinka reagavo į tą norą keistis arba į tą pokytį, kuriuo žmogus pradėjo eiti. Prasidėjo eilių rašymas per COVID-ą. Toks intensyvesnis, suprantu, ar ne, iki knygos keliavimas. Tai tas pats klausimas, kaip tavo aplinka reagavo į tai, va dabar Renata atsikėlė vieną rytą ir sako, žiūrėkit, aš dabar rašysiu eilės. Iš tikrųjų, tai taip, žmonės esantis mano aplinkoje palaikė, didžiąją daugumą palaikė. Artimieji draugai, aš iš tikrųjų būčiau net neleidusi tos knygos, jeigu ne draugų paskatinimas. Aš rašiau tos eilėraščius savo ir galbūt tai būtų taip ir likę savo. Bet draugai pradėjo girti ir pradėjo, taip grubiai pasakysiu, spirti užpakalį, daryk, gražu. Tai yra gražu, tai bus naudinga kažkam paskaityti, kažkam tiesiog pavartyti gražias nuotraukas. Ir tas iš pradžių aš taip pro pirštus į tą pasiūlymą žiūrėjau, paskui tų raginimų buvo vis daugiau ir iš skirtingų žmonių, jau ne visai tokių pačių artimiausių draugų. Ir aš supratau, kad galbūt tai turi prasmės apie tai pagalvoti. Tai tas palaikymas taip labai svarbus yra. Su neigiamais dalykais aš turbūt susidūriau tada, kai jau surinkau viską ir pradėjau rašyti laiškus leidykloms su pasiūlymu leisti mano knygą. Ir gaudavau, aišku, labai įvairių atsakymų. Buvo tokių, kur jeigu taip glaustai pasakyti esmę, taip, jūsų eilėraščiai labai gražus, bet šiuo metu poezija silpnai perkama ir mes nematome ekonominės naudos jūsų knygos leidyboje, jeigu taip trumpai, kompaktiškai. Po tokio laiško, aišku, šypsena šiek tiek palieka veidą, bet jeigu klausi, kaip aš su tuo tvarkiausi, tai ką? Vat kaip tik norėjau to ir paklausti. Timpteli save už pakarpos, kampučius į viršų, nekreipi dėmesio ir eini toliau. Ir iš tikrųjų, kai eini toliau, gauni kitus laiškus. Gauni laiškus iš leidyklų, kurios labai geranoriškai atsiliepia, siūlo tau kitus variantus, kaip tą knygą leisti, prisidėti finansiškai, nes galbūt pas kažką nėra finansinės galimybės. Tai yra nepigi knyga, kadangi tai yra fotoalbumas. Ten ir popierius yra kitoks, nuotraukom reikalavimai kiti ir jos savikaina yra visiškai kita, negu tiesiog išleisti teksto knygą. Ir kai gauni tų kitų atsakymų, teigiamų atsakymų, jau tada pradedi tiesiog judėti priekį ir galvoti, rinktis, kurį variantą pasirinkti ir kaip tą knygą išleisti. Pereina tas, ne kam ją leisti, o kaip ją leisti, tas pereina į klausimą. Ir pradedi judėti pirmyn tiesiog. Bet man vis tiek smalsu,
iš to, kaip tvarkeisi, ar ne, nes normalu, tai čia knygos išleidimas toks, irgi žingsnis į priekį. Bet apskritai, tarkim, žmonės, kuomet kažką užsibrėžia, kažką sugalvoja, susvajoja, gauna tų neigiamų atsakymų ir jie sustoja. Nes išsigąsta, turėjai kažkokių baimių, vieną atsakymą neigiamą, antrą atsakymą neigiamą, kaip sakai, šypsena nuo veido dingsta, atsiranda visokių pašalinių ten minčių, kurios stabdo. Buvo tokių minčių pas pačią? Taip, be abejo, buvo ir minčių, ir baimių. Daugiausiai turbūt baimių buvo dar prieš apsisprendžiant leisti knygą. Labai Baimių, įdomu. Aha. mano pačių vidinių baimių, kam to reikia, ar pavyks, ar aš sugebėsiu, kaip čia dabar reikės tą daryti, kur surasti redaktorių. Tie klausimai tokie labai natūralūs kaip ir, bet tokie, gal, nuo apsisprendimo daryti ar nedaryti, tas vienas žingsnis, ne? Tos baimės įtakoja ir trupučiuką taip laiko tave neleisdamos eiti pirmin. Bet kažkaip, nežinau, geros intencijos turbūt ima viršų tokiais momentais ir, imi nugalėti tas savo fobijas vieną po kitos, tiesiog atsakydama savo į tos klausimus. Kam to reikia? Draugai sako, kad reikia, ne? Tu, sako, pradedi ieškoti teigiamų atsakymų į savo baimes. Ar man pavyks? Taip, aš ne filologė, bet aš ne durna, aš rasiu, kas man padės, aš galbūt atrasiu savo veikloje redaktorę, kuris suredaguos man tuos tekstus. Tu perjungi savo baimę į veiksmą, kuris leidžia tau judėti pirmyn. Tai su tom baimėm vieną po kitos kažkaip vyniojau ir išvyniojau į teigiamą rezultatą. Kažkaip pavyko man su jom susitvarkyti. Bet nepaisant to, toks truputėlį baimės, o kam to reikia, o dėl ko to reikia. O kas buvo ta, nežinau, kibirkštis gal pavadinkim, ar ne, kuri visgi, paskatino labiau teigiamai mąstyti negu neigiamai. Tvarkoj, draugai, kas dar? Žinot, kas dar? Aš skelbiu savo eilėraščius, daugumą eilėraščių skelbiu Facebook'e ir atsiranda žmonės, kurie ima mane sekti, ima skaityti mano eilėraščius. Ir kai pradėjo rašyti man visiškai nepažįstami žmonės apie tai, kad kažkoks eilėraštis tą dieną palietė taip stipriai, tarsi buvo parašytas jam, aš supratau, kad tos eilės, kurias aš rašau, liečia kitų širdis ir galbūt kažkam yra reikalingos vienokiu ar kitokiu būdu, padedant tam žmogui ar išsiverkti, ar atvirkščiai pakylėti save. Ir aš pamačiau tą tokią dar antrą prasmę tos knygos leidime, kad galbūt, jeigu yra bent keli žmonės, kuriem bent vienas ar du eilėraščiai padės kažkokioje situacijoje, tai aš skaitysiu, kad dariau tai ne veltui. Kiek tiesos, dabar, ką pasakei, kiek tiesos yra tame pačia idėja, kai aš paprašiau pasidalinti savo citata arba tą fraze, kuri vedė tave į priekį ir tebeveda į priekį. Man parašai, kad laimė didėja, kai daliniesi su kitais. Ir čia yra prancūzų filosofo Lameri žodžiai. Tai kiek tiesos yra tame, tos prasmės atradime, kiek tai susijęs su šitą? Tame labai daug prasmės ir iš tikrųjų man šitą frazę labai patinka, nes ji yra pritaikoma ir tuomet, kai esi laimingas, ir, kaip neparadoksalu būtų, tada, kai esi nelaimingas.
Kai laimingas, kaip ir viskas aišku, tu daliniesi savo laimę, Mhm. aplinkui esantys žmonės užsikrečia tuo ir tos laimės darosi vis daugiau ir daugiau, ne, kaip ir suprantama ta prasme. Bet net tada, kai tavo gyvenime yra kažkoks juodas periodas, tu visada, tu pats gali uždegti laimės kibirkštėlę ir ją padidinti. Tu gali nusišypsoti svetimam žmogui gatvėje. Tu gali pasakyti komplimentą kasininkiai. Tai yra tos mažytės kibirkštėlės, kurios nereikalauja labai didelių pastangų, net tada, kai tau viduje yra labai liūdna, tu gali tą padaryti, tu gali save priversti tą kibirkštėlę uždegti. Ir kaip nebūtų keista, tą kibirkštėlę uždega tavyje pačiame šviesą ir pasidaro šviesiau. O Mhm. kai dar grįžta šypsena atgal, tai tas žmogus, kuriam tu nusišypsojai, galbūt nusišypsok dar kažkam. Tos laimės didėja net iš tos mažos kibirkštėlės, kurią tu sugebėjai sukurti. Mhm. Tai vat todėl man šita frazė patinka dvejopai. Kitaip tariant, priklausomai nuo to, iš kurios pusės pažiūrėsi. Kaip ir į bet ką. Kaip ir bet ką, žinoma, kaip ir bet ką. Renata, pati minėjai, kad vat, poezijos arba kūrybos atradimas pakeitė tavo gyvenimą. Man tiesiog smalsu, kaip šitas pokytis, tu prieš tai šiek tiek minėjai, atsirado nauji žmonės, išdrįsai išeiti, tokiu viešesniu žmogumi patapti. Bet iš principo, jeigu plačiaja prasme, kaip šitas pokytis, tos kūrybos atsiradimas, kaip jis pakeitė tavo gyvenimą? Na, stipriausias turbūt pokytis visame tame buvo naujų žmonių atsiradimas mano gyvenime. Nes kaip aš minėjau, aš rašau eiles nuotraukoms, vaizdams ir aš pradėjau matyti, pradėjau pastebėti, pradėjau susipažinti su nerealiais fotografais, kurie turi tiesiog kūrybinius pasaulius patys savo. Ir vat tie, kas pabandys atsiversti mano paskyrą, pamatys, kad kai aš rašau, kai paskelbiu eilėraštį kartu su nuotrauka, aš visada nurodau nuotraukos autorių, bet nurodau jį ne tiesiog kaip nurodau, o palieku kaip nuorodą, kad žmogus galėtų kaip ir pakliūti į to žmogaus kūrybinį pasaulį ir jį galbūt atrasti dar vieną ir dar vieną ir dar vieną savo. Tai vat šitas pokytis, kūrybinis pokytis, mane praturtino labai kūrybingai žmonėm. Tiek gamtos srityje, tiek fotografijos srityje, tiek poezijos srityje. Aš susipažinau su kitais poetais. Ir tos kūrybos apskritai mano gyvenime pasidarė daugiau, ne tik todėl, kad aš rašau, bet ir todėl, kad mane pradėjo supti kūrybingi žmonės. Aš pradėjau vaikščioti jų parodas. Aš pradėjau su jais bendrauti. Ta prasme, tas pokytis, laimė didėja, kaip toj frazėj. Ir jisai labai padidėjo dar ir tų sutiktų žmonių, kūrybingų žmonių prasme. Aš tos kūrybos savo gyvenimą atradau dar pati savo labai daug. Jeigu taip galėtum grįžti laiku į kažkurį savo gyvenimo tarpsnį, nesvarbu, į kurį pasirinkimo laisvė pas tave yra, į kokį gyvenimo tarpsnį norėtum sugrįžti, iš dabarties, į kokį gyvenimo tarpsnį norėtum sugrįžti ir ką norėtum palinkėti tai Renatai, kuri gyveno tada? Oi, koks įdomus klausimas. Žinot, turbūt į bet kurį tarpsnį grįžusi, aš palinkėčiau tai Renatai, pasakyčiau tai Renatai, kad viskas bus gerai ir nieko nekeiščiau. Nes tai, kas buvo mano gyvenime, ir gero, ir blogo, ir tos šviesios akimirkos, ir tamsios, jos suformavo mane kaip žmogų. Ir jeigu nebūtų tų kažkokių išgyvenimų, jeigu viskas būtų tik saulėta ir gražu, tai aš būčiau kitokia.
galbūt aš nemokėčiau taip atjausti kito žmogaus, kažkas manyje būtų kitokio. Ir, todėl turbūt nieko nekeisčiau, man patinka, kad aš esu tokia, kokia esu, kažkam naivuolė, kažkam dar kokia nors, bet man patinka tokia būti ir aš nieko nenorėčiau keisti. Ir bet kuriam etape savo pasakyčiau tiesiog, kad viskas bus gerai. Rodai knygą, sakai trupučiuką apie ją papasakosi. Taip, tai yra fotoalbumas, taip, tai yra eilės šokančios kartu su nuotrauka, labai man patiko tavo šitas palyginimas. tą knygą galima kažkur įsigyti, ar tik tai tik pas tave, galbūt ji yra ir kažkur knygynuose? Taip, be abejo, galima parašyti man asmeniškai, galima užeiti į mano svetainę www.renatoskūryba.lt. Ten yra galimybė tiesiog nusipirkti. Taip pat galima jos ieškoti knygos LT, patogu pirkti. Jeigu kažkam norisi pačiupinėti knygą dar prieš perkant, tai gali užeiti į Mint Vinetu knygyną Vilniaus senamiestyje. Šiandien kaip tik pasirašiau sutartį su knygynu ir nunešiau kelias knygas, tai ten galima labai ramiai prisėsti prie kavos puodelio, atsiversti knygą, pavartyti, pažiūrėti, ar ji tau patinka, įvertinti jos kokybę. Ir tada apsispręsti, ar tau jos reikia ir ar tu nori ją pirkti. Iš tikrųjų, knyga, kiek aš gaunu atsiliepimų ir laiškų, patinka tiek žmonėm patiems savo skaityti, tiek jinai yra labai tinkama dovanot kažkam. Ir aš jau turiu tokių pasikartojančių pirkimų, kai žmogus perka dovanų kažkam tai ir aš tiesiog jau siunčiu dovaną tam kažkam tai, su prierašu, kad čia dovana nuo Jūratės ar ten nesvarbu nuo ko. Ir su mano palinkėjimu ir su palinkėjimu nuo to žmogaus. Tai tokia dar ir dovanai tinkama knyga. Dar yra Kolibrio knygyne Kaune, jeigu gyvai pačiupinėti. Tai va tiek. Tai va tiek, ar ne? Minėjai, kad gauni atsiliepimus, gauni laiškus jau iš tų žmonių, kurie pačiupinėjo, pavartė, pasižiūrėjo tą knygą gyvai. Koks jausmas? Neapsakomas jausmas. Kai tu gauni video, tiesiog video, kaip pora, kuri gavo iš manęs tą knygą, žmona guli lovoje jau prieš miegą, atsivertusi mano knygą, vyras ją filmuoja. Jis skaito kažkokią ištrauką ir paskui atsisukusi sako, aš knygą paėmiau už tai, kad man užkilo spaudimas. Aš paėmiau tam, kad nusiraminti. Ir kai tu gauni tokį video, tai net nežinau, kaip tai vertinti. Tai yra antiek brangu, antiek intimu, antiek šilta ir svarbu man, kad mano eilėraštis padeda kažkam. Kaip aš sakiau, ar spaudimą nuraminti, ar išsiverkti. Yra skambinusi man yra viena moteris messengeriu, tiesiog jai buvo tą dieną blogai ir jinai tiesiog pasipūkčiodama verkė. Aš sako, šiandien perskaičiau eilėraštį, kuris parašytas man. Kaip jūs galėjot pajusti tai, ką aš jaučiu? Ir aš su ją prašnekėjau gal pusvalandį, nors mes šiaip su ją nepažįstamos. Aš supratau, kad žmogui tiesiog reikia išsiverkti. Tai kaip aš galiu tai vertinti? Aš labai tai vertinu ir aš labai vertinu, kad žmogus atsiveria ir kad dalinasi su manim savo potyriais, savo įspūdžiais, atvertus knygą, paskaičius knygą, radus kažką artimą savo. Žinot, kartais pristatymų metu, aš paskaitau kokį nors ten eilėraštį, tokį labiau, tarkim, apie aistrą. Ir žmonės klausia, Renata, kaip tu gali taip atvirai rašyti, taip visiškai atvirai apie save. Sakau, žinot,
tas, kas skaito eilėraštį, jisai skaito ne apie mane, jisai skaito apie save. Ir kiekviename eilėraštyje žmogus atranda tai, kas jam tuo metu yra svarbu, kas jį liečia. Netgi esant skirtingai nuotraukai, jūs pastebėsit skirtingus eilėraščius. Ir jie iš tikrųjų šioje knygoje yra labai skirtingi. Ir liūdnų, ir gilių, ir linksmų, ir iš vis humoristinių, tokių net sakyčiau vaikiškų yra. Bet tai yra mūsų gyvenimas, tai yra mūsų emocijos ir kiekvieną kartą jos yra skirtingos. Juk net pačiam protingiausiam žmogui kartais norisi šokti balą ir tiesiog pakvailioti, ne? Tai vat yra knygoje ir tų pakvailiojimų, tokių eilėraščių visiškai iškrentančių iš bendro fono, bet jie yra, nes tai yra mūsų gyvenime. Aš žinau, kad nesiruošia ir aš neprašiau, kad pasiruoštum, bet galbūt yra kažkoks vienas, nežinau, greitai knygą atvertus, o gal tiesiog po ranka turi kokį, nežinau, užrašinėje juodraštį, kad galėtum pasidalinti. Nežinai, kalbant apie eilėraščius, man dabar labai spontaniškai gimė mintis, kaip būtų smagu, jei gyvai galėtum pasidalinti, nors 4 eilių. Galiu, jo, galvodama iš tikrųjų apie mūsų pokalbį, galvojau, koks šia eilėraštis tiktų pokyčių temai. Turiu tokį eilėraštį apie raudoną liniją, kurią kartais reikia savo gyvenime nubrėžti ir pradėti gyvenimą nuo tos linijos kaip nuo naujo kažkokio etapo. Aš tuoj pabandysiu greitai surasti nuotrauką, jeigu ne, tai tiesiog paskaitysiu eilėraštį. Nežinau, kiek čia matysis. Šiek tiek matosi. Mergina užkėlusi raudoną skraistę. Raudoną liniją nubrėšiu tarp to, kas buvo ir dar bus. Ir kaukės trukdančias nuplėšiu, kai mano veidas atsibus. Praeityje bėdas paliksiu, nelauksiu, kol kažkas paguos. Lengva kaip paukštė pasitiksiu. Tai, ką likimas man dar duos. Labai linkiu tą liniją reikiamų momentų savo nusibrėžti. Ir dar turiu vieną eilėraštį, irgi skaitau labai svarbu tam atveju, kai kad leisti sugyti savo širdžiai, mes dažnai patys tam priešinamės. Mūsų ego kartais neleidžia tiesiog gyti, tiesiog sugyti. Tai turiu tokį eilėraštį. Kai žvarbę dieną lopo širdis angelai, prašau labai, tik jūs jam netrukdykit. Gal mažumėlė dar ir būtų per vėlai, bet jiems geriau žinot, kada sutikit. Mažu, auksinių vilties siūlo dygsneliu, tegu netobulai, tegu randuotai. Prisiūna meilė šypsnį, aš galiu ir širdžiai šviesą pamatyti vėl duoda. Deja, ne vienas negyvenam tobulai, be reikalo, širdies jūs nedraskykit. Kai niūrė dieną lopys širdis angelai, prašau labai, tik jūs jam netrukdykit. Wow, be galo jautru. Iš ties net kaip sakyt, kaip ir sakai, ar ne, paliečia. Ačiū tau labai už pasidalinimą. Prieš pačią pabaigą, nes mūsų pokalbis jau po truputėlį ritasi į pačią pabaigą. Taip, prašau, tik netrukdykit, tai čia būtų tobulas palinkėjimas, ar ne, šitos tinklalaidės stebėtojams ir žiūrovams. Bet nepaisant to, ką norėtum, tinklalaidė apie pokyčius, apie gyvenimo pokyčius, ką norėtum palinkėti tiem žmonėm, kurie žiūrės įrašą, kurie stebi dabar gyvai? Taip, vienas iš tų palinkėjimų yra leisti gyti savo širdžiai, jeigu to reikia. Ir svarbiausia turbūt nebijoti keistis.
Nebijoti žengti to žingsnio, nors atrodo tuo momentu baisu, nes ten neaišku, kaip kas bus, bet verta tai daryti. Ir linkiu nebijoti. Mhm. Verta tai daryti. Aha. Grįžtant į vertę, tau pačiai buvo verta? Taip, aš labai džiaugiuosi, kad tai padariau. Ir labai dėkinga tiem žmonėm, kurie mane paskatino tai padaryti. Mhm. Visiškai paskutinis klausimas ir po to turėsiu dar vieną prašymą. Šitą klausimą aš su tavimi pasidalinau prieš ruošiantis mūsų pokalbiui. Prieš tai pašnekovė Giedrė uždavė klausimą šitos tinklalaidės pašnekoviai. Aš po to, kai atsakysi, paprašysiu, kad ir tu užduotumai klausimą kitos tinklalaidės pašnekovai arba pašnekoviai. Tai Giedrės klausimas yra: mažas pokytis kuria didelį rezultatą. Koks mažas dalykas padarė didelį poveikį jūsų gyvenime? Aš manau, kad tai yra tas žingsnis, kai aš nusprendžiau įsileisti kūrybą į savo gyvenimą. Ir kad tas mažas žingsnis labai stipriai pakeitė mano gyvenimą ir tai, ką aš darau dabar. Iš tikrųjų labai stipriai. Ir tikiu, kad ne tik tavo. Labai tikiuosi. Ir tikiu, kad ne tik tai tavo. Puiku. Tai atsakomasis žingsnis kitai arba kitam tinklalaidės pašnekovui. Kokį klausimą tu norėtumai užduoti, kad Aš žmogus turbūt galėtų pasidalinti? užduočiau būsimam pašnekovui klausimą, ar esate paskatinęs kitą žmogų pokyčiams? Puiku. Užsirašiau, kad nepamirščiau. Visada gali paklausti, aš pakartosiu. Visada galima peržiūrėti šitos laidos. Tuo labiau. Bet aš irgi esu iš tų, kurie mėgsta viską turėti po ranka, tai paprastai užsirašau, tai tada tikrai visą laiką viskas lieka. Ačiū tau labai, kad sutikai. Iš tikrųjų, ačiū už tokį nuoširdų pasidalinimą ir pokalbį. Ačiū už eiles. Ir tikiu, kad tas paskutinis akordas šito mūsų pasišnekėjimų buvo tikrai labai, bent man asmeniškai, tai buvo tikrai labai gilus ir labai jautrus. Kaip ir minėjau, ten, kur galima surasti Renatos profilio nuorodą ir puslapio nuorodą, kur galima rasti Renatos kūrybą, aš pasidalinsiu po šito video. O tuo tarpu dar kartą tau sakau labai didelį ačiū, labai smagu tave pažinti, nors mudvi pažįstamos, kiek čia mėnuo, tikriausiai, ar ne? Taip, ir vėlgi per kūrybą susipažinome. Ir vėlgi per kūrybą, per kitos mūsų bendros bičiulės Nijolės kūrybą. Ir ačiū tiem, kurie žiūri šitą tinklalaidę gyvai, ačiū visiems, kurie žiūrės jos įrašą. Labai linkiu, kaip ir Renata minėjo, labai linkiu išdrįsti, žengti tą žingsnį. Nesvarbu, yra ta raudona linija, nėra tos raudonos linijos, bet svarbu žengti tą žingsnį ten, kur norisi būti. Tai dėkui dar kartą visiems, kurie buvo su mumis šitas 40 minučių ir sakau iki kitų susitikimų, o jis, kaip ir suplanuota, už 2 savaičių jau pasirodo, net bus spalio beveik vidurys. Kaip greitai bėga laikas. Ačiū Jurgita tau labai, kad pašnekinai, kad pakvietei. Man tikrai buvo malonu labai susipažinti. Tai abipusiai, visiškai abipusiai.